šiandien susirinko mūsų, galima sakyti, pusė sudėties, nes nebuvo 3 startų 5 žaidėjų. Dėl to, natūraliai, manau, kiekvienai komandai būtų sunku žaisti susirinkus 6. Ir iš tikrųjų, pradžioje pirmoje pusė rungtynių visai neblogai dar laikėmės. Bet po to jau jėgos pradėjo trūkti jėgų ir varžovai suaktyvino šiek tiek savo gynybą ir galbūt šiek tiek pasimetėm, tai taip ir susiklostė, kad pergalė nutolo iš rungtynių pusėje. Varžovo aktyvi gynyba ir greitas puolimas, pamačius tai, kad jūs tik tai 6. Ir, dažniausiai taip varžovai visi prieš jūs ir žaidžia, stengiasi greitai, kadangi jūs nepilnos sudėties susirinkate. Ar lengva atlaikyti kas kartą tokį žaidimo tempą? Kaip pasakyti, 3 rungtynės, 1 pergalė, 2 pralaimėjimai, tai dar pusę velnio galima sakyti, o kai susirinksim visi, tai tikimės, kad mes jau palaikysim tą greitą žaidimų tempą ir varžovam teks su to taikstytis, ne mums. Ir kada visi žiūrovai gali tikėtis pilnos Kyborgų sudėties? Yra tikimybė kitą savaitgalį, bet kažkaip pažadėti kol kas negalim dar nieko, bet stengsimės visus pamaloninti savo antrąją pergalę. Kaip sekėsi varžybos šiandieną? Šiandien geriau biškai pradžia buvo, nes visą laiką pradžia labai sunkiai, kol įsibėgėdom, paleisdom varžovus. Dabar visi išėjom, susikaupę, varžovai negausiai susirinko, tik 6 buvo. Iš karto pabandėm įskust biškai, įgijom pranašumą, lengvai žaisti jau buvo. Ar įvykdote visas trenerių užduotis šiandien, ką planavo? Truputį strigo gal spaudimas, bet šiaip neblogai, žaidimas su kiekvienu kartu gerėja. Manau, iki atkrintamųjų varžybų įsibėgėsim jau kaip turi būti. Esi komandos naujokas. Kaip sekasi adaptuotis komandoje, ar jau pripratai? Taip labai draugiškai priėmė, labai tikrai smagi kompanija. Taip galiu tikrai pasakyti, kad komanda yra. Labai tikrai viskas.
Ačiū.